Ar priklausai jaunimo organizacijom? Ne. O ką siūlai? Aš siūlau jaunimo organizaciją Darbas. O kas tai? Ar esi ką nors girdėjus apie jaunimo organizacijas? Taip esu. Jau yra Lietuvoje labai daug ir įvairių sporto, šaulių bei politinės organizacijos. O gal kuriai nors iš jų tu priklausai? Taip, aš priklausau jaunimo organizacijai Darbas. Priklausiau organizacijai, tai buvo jaunųjų geografų mokykla ir ten pati studijavau 4 metus ir tiesiog baigiau mokyklą, baigėsi ir organizacija. Taip. Priklausom. Ir ką jūs ten veikiat? Bendraujam. Renginius rengam. Keliaujam. Mūsų jaunimas yra įvairus, tai mes ką sugalvojam, tai ir veikiam. Paprasčiausiai mes ekspromtu viską darom. Ar daug jaunimo yra pas tave? Pas mane jau yra 24 jauni žmonės, kurie aktyviai dirba. Ar žinote, kokios veikia jaunimo organizacijos Lietuvoje? Krantas, Darbas. Sporto, politikos. Ar trūksta informacijos būtent apie jas? Gal trūksta, ką aš žinau. Trūks, gal nežinau. Ar norėtum apie jas daugiau sužinoti? Ne. Kodėl? Nesidomi tokiais dalykais. O mokykloje lankai kokius nors būrelius? Lankau. Kokius? Gal galėtum apie juos papasakoti? Avangardą, madų dizainas. Ar visi žmonės gali stoti į jaunimo organizacijas? Tai katri jauni. Nu, nepasakyčiau. Pasakyčiau, kad daugiau pasyvus negu aktyvus. Kažkaip jaunimas dabar, aš nebemoku, pagal mūsų laikų jaunimo mes negalėm, žinokit, ni per pusį linksminti. Ar trūksta Lietuvoje dar kokios nors organizacijos, kuri jungtų jaunimą? Žinoma, jau visada trūksta. Kuom tau pačiai svarbu priklausyti šiai organizacijai? Man paprasčiausiai gal turėti daugiau veiklos, negu turėjau anksčiau ir pažinti daugiau žmonių. Būtina dalyvauti jaunimo organizacijos veikloje. Draugų ratas įsiplečia labai plačiai. Antras, įgauni labai daug vadybinės ir visokios kitokios patirties. Ir trečia, gyvenime tai labai nesunkiai galima pritaikyti. Jau seniai priklausote jaunimo organizacijai Darbas. Kaip kilo mintis įstoti šią organizaciją? Mintis kilo iš tikrųjų netgi sukurti šią organizaciją. Mes susirinko mūsų draugų būrelis ir pagalvojame, kad nėra nei vienos aktyvios jaunimo organizacijos, kuri veiktų visoje Lietuvoje. Taip mes pradėjome kurti jaunimo organizacijos Darbo skyrius ir štai turime rezultatą. Kuo jūsų organizacija išsiskiria iš kitų politinių organizacijų? Mūsų organizacija buvo pirmoji politinė organizacija, kuri nusprendė savo skyrius įsteigti visoje Lietuvoje, kad pilietiškas ir aktyvus jaunimas būtų ne tik Vilniuje ar Kaune, bet galėtų būti kad ir Plungėje, kurioje mes šiandien esame. Kaip manote, ar jaunimui svarbu yra įstoti į jaunimo organizaciją? Taip, svarbu, nes jaunimas tada gali išreikšti save ir ne tik galvoti, mąstyti vienumoje apie kažkokias idėjas, bet jas ir realizuoti kartu su kitais draugais. Ar verta jaunimui įstoti į jaunimo organizacijas? Taip, verta. Ir tu prisijung prie mūsų. Kai draugė po vienu stogu juodas, mes šeima, prisijunk ir tu į būrį.